Štai ir atėjo paskutinio, galima taip pasakyti, paskutinė diena mūsų nuostabaus maratono su detoks programa. Ir iš tikrųjų tai unikali programa, kurią mūsų visas bendras kolektyvas, kurį sudaro 56 žmonės, iš jų yra 6 organizatoriai ir visi yra dalyviai, kurie žengia pirmą žingsnį ir mielai dalyvauja kartu su mūsų rekomendacijom. Iš tikrųjų, tai mūsų Lietuvos mastu tai yra pirmas toksai maratonas, kuriame yra visa mūsų Lietuva ir mes galime kviesti žmonės prisijungti į šitą maratoną. Nes maratonas tęsiasi mėnesis po mėnesio ir mes praeisime visą sveikatos koncepciją, kurioje mes sužinosime labai daug dalykų, mes patirsime visą tą procesą ir mes turėsim savo asmeninius rezultatus. Tai mūsų organizme yra toksinai, kuriuos reikia valyti ir aišku, mūsų toksinai ne tik, kad yra fiziniam plane, tai visokie šlakai ir parazitai, bet mūsų toksinai yra ir mintys. Ir jeigu mes minčių nesusitvarkome ir vartojame nuostabius auksinius papildus, mes galime neturėti rezultatų. Todėl dažnai žmonės taip sako, va, investavau pinigus, į brangiausius papildus vartojau, bet efekto nieko nebuvo. Tai jeigu tokį rezultatą jūs esate gavusios arba gavę kažkada, tai žinokite, kad pats didžiausias toksinas tai yra jūsų mintis. Ir mintis jos skirstosi į teigiamas, į neigiamas, tai tikriausiai figūruoja tų neigiamų jausmų, nusivylimai, liūdesys, pergyvenimai, nuoskauda, kažkoks tai galbūt yra, kai sako, depresija, ar ne, tai viską reikia mums išvalyti, praleisti patirtį, praeitį, paleisti tuos sunkius momentus ir koncentruotis į šiandieną dieną, ką aš galiu gero padaryti. Tai ką galiu gero padaryti, tai mokintis teisingai mąstyti ir mokintis teisingai valyti organizmą. Ir aišku, per šitą mėnesį mes be galo turėjome daug įvairių situacijų ir turėjome kiekvieną dieną naują informaciją, turėjome be galo daug receptų, turėjome galimybę keisti savo įpročius, kuriuose mes gyvenome. Turėjome skaityti ir stebėti kitų žmonių į pokyčius. Ir šiandienai dienai mes turime jau finalą pirmo mėnesio ir mes turime labai daug puikių rezultatų. Jeigu jūs norėsite pasidalinti, pakviesti savo draugus, pažįstamus į šitą mūsų maratoną, tai jūs tikrai nepavėlavote ir galėsite tiesiog pasidalinti šitą video tam, kad galėtų tiesiog susipažinti su žmonių rezultatais ir pamatyti, koks yra efektas. Tai aš noriu pasidalinti rezultatu Lauros, kuri nuostabiai parašė, kad mano testo rezultatai, tai ką mes darome, tai mes atliekame savo sveikatos patikrinimo testą, kuriame yra balai. Ir jeigu surenkama daug balų, tai rodo, kad organizmas yra labai užterštas ir būtent po maratono pirmo mėnesio mes ką darome? Patikrą, kaip sumažėjo mūsų simptomų. Ir Laura rašo, kad mano testo rezultatas 1, o buvo 9. Vertinu labai gerai, esu labai laiminga, nes išmokau suformuoti sveikus įpročius, pritaikyti rotaciją, suvalgomas kiekis maisto sumažėjo, galiu labai greitai pasigaminti vertingo ir skanaus maisto. Ir visuomet iškeliu savo klausimą prieš valgydama, ką naudingo man šis maistas atneša. Valgau su dėkingumu ir pasimėgavimu. Numečiau kelis kilogramus, tiesiog pakeitus mitybos įpročius, kas labai svarbaus įvyko. Tai nevalgau vakarais nuo 18 valandos, kartais nuo 19. Ir to pakanka pilnai iki kitos dienos 10 ryto. Manau, tai tik kelionės pradžia. Šis mėnuo su visų mūsų bendryste, palaikymu, patarimais padėjo
pagrindą sveikiems įpročiams susiformuoti. Aš išties daug laiko dirbau su tuo ir ieškojau būdų labai ilgai. Šis maratonas buvo būtent tai, ko ilgai ieškojau. Širdingai dėkoju visiems prisidėjusiems prie mano kelionės. Na, mūsų kita dalyvė maratono, Valia, irgi turi nuostabų rezultatą. Labadiena, matau pasikeitimus. Pirmą kartą atlikus testą buvo 15, o dabar 5. Mano tikslas buvo labai pasikeitimai. Maitinimuose, svorio ir gyvenimo būdo keitime. Su jumis kartu aš matau rezultatą. Man nukrito 4,5 kg. Geriau vandenį, ko prieš mėnesį nedariau. Atsirado darbingumas, buvau visada pavargusi, pikta. Dabar viskas dingo. Aš keliauju mažais žingsniais, bet tik į priekį. Tai kas labai įdomu, tai kad viskas keičiasi vieno mėnesio metu ir būtent Coral Detox programa tai nėra jinai svorio metimo programa, o tai yra tik sureguliavimas maisto ir sureguliuoti režimą dienos bėgyje, ką reikia kaip daryti. Ir viską mes tą dalyką darome per, reiškia, detox mėnesio programą. Na, Aurelija pasidalino, kad testas buvo 10, dabar 5, 50% pagerėjimas. Numečiau minus 3 kg, bet labiausiai jaučiasi, kad tvarkosi ir mažėja pilvukas. Energingesnė, stabilesnė emociškai, nesunku įveikti aukščio iššūkius. Iki 5 aukšto net nesijuntu, iki 8 jaučiu. Bet nereikia poilsio ir ritmas greitai atsistato. Atstačiau vandens plano vykdymą, labai ačiū už mechanizmo paaiškinimą dėl cholesterolio ir tulžies, vien tai suveikė kaip malda. Įtvirtinau mitybos įpročius, sužinojau daug naujų palankių sveikatos patiekalų. Begaliniai esu dėkinga ir iš viso širdies, nes tai keičia gyvenimo kokybę. Užsisakiau Parašilt programą, apie tą, kurią aš jums papasakosiu vėliau, ir toliau esu pasiruošusi keliauti. Ačiū, nuostabus formatas, puikus maratonas, mega ačiū Daivai, Vilijai iš visos sielos ir organizatoriams. Visi kartu stipri ir galinga banga Lietuvoje. Nuostabu. Eglė pasidalino, tad testo rezultatas pasikeitė nuo 9, dabar 4. Svoris sumažėjo 2 kg ir sužinojau subalansuotos mitybos taisyklės. Praktiškai išmokau jas taikyti. Daug naujos ir išsamios informacijos apie organizmą. Daug išsamios informacijos apie papildus. Daug naujų ir skanių receptų. Pajutau bendrystę, palaikymą, supratimą. Prisiminiau disciplinos privalumus, nusipirkau Parašilt, laukiu kito maratono, nuoširdžiausiai dėkoju visoms ir organizatoriams ir dalyviams. Gerai jaustis bendruomenės dalimi. O Olvidė mums papasakojo, pasidalino, kad pirmiausia sumažėjo minus 3 kg, bet viliuosi, kad svoris dar tik eis ir mažės. Testo rezultatai buvo 6, liko šiuo metu yra 3. Pastebėjau, kad turiu daugiau vidinės ramybės, beveik visuomet esu geros nuotaikos, daug energijos, noro versti kalnus, džiaugiuosi įpročiu gerti daugiau vandens, sveikata beveik nesiskundžiu, bet pastaruoju metu kažkaip intuityviai ieškojau būdą, kad ji tokia, o gal ir geresnė būtų ateityje. Todėl dėkoju ir dėkoju visiems pradedantiesiems, visada baigiant ir čia besidarbuojantiems merginoms, kad atsidūriau maratone. Ir Vilija, ir Daiva, ir suteikė daug vertingų žinių. Dabar renkantis maistą, pirmiausia, pasvarstau, kas su kuo dera. Ir tai kažkaip tampa visai lengva. Ir malonu daryti, tai vis daugiau ir daugiau žinau. Ir visai nevargina, kaip iš pradžių atrodė, o kaip tik džiaugiuosi. Tai ačiū, matyt, lūkesčiai buvo, kad sunku bus, o iš tikrųjų viskas labai paprasta. Ačiū ir dar kartą, ačiū visoms už nuostabės patirtis. Ir dar vienas, ačiū Eglutei, kuri puikiai visą administruoja mūsų maratoną. Tai Simona iš vis mane nustebino, tai rezultatai buvo 13 pradžioje, o dabar 1.
nors gal ir 0. Įsivaizduokit, kaip simptomatika dingo. Jaučiuosi labai gerai, nukrito 3 kg, ganėtinai stipriai pasikeitė vaizdas veidrodyje į teigiamą pusę, visada esu energinga, nevargina pilvo pūtimas, mieguistumas dienos metu, skaistesnė oda, dingo mano emocinis valgymas ir po to netgi panikos po jo anksčiau persivalgydavau, galėdavau ant žemės ir verkdavau, gulėdavau ir kaip savęs nekenčiu, turėjau tikrai stiprius emocinius priepuolius. Dabar tikrai labai save myliu ir jaučiuosi laiminga, labai džiaugiuosi atradusi savo tinkamą mitybą, kuri mane ir toliau lydės. Nuostabu, nuostabu, Simonytė, džiaugiamės už jūsų rezultatus ir tikrai žmonės, kurie skaitys, jie tikrai supras, kad maratonas tai yra tikra, kaip čia galima sakyti, eurika, kur galima daug dalykų ištaisyti. Na, labai smagu paskaityti Linutės atsiliepimą, tai rezultatai testo ženkliai nesiskiria. Pagrindinis skirtumas - pilvo pūtimas, sunkumas, kas buvo pirmo testo metu, dabar išnyko. Žarnynas ramus, o tai sveikos mitybos rezultatas. Labai tuo džiaugiuosi. Sunkiausia laikytis rotacijos. Atrodo, ko nesuvalgy šiandieną, galėtum valgyti rytoj, o šiaip labai džiaugiuosi, kad daržovių maisto racione atsirado daugiau, kad ir vaisius galima valgyti, nors jie turi mažiau cukraus. Svarstyklės rodo, kad nukrito 2 kg, odos problemos dar nesitvarko, gal sumažėjo bėrimai, jie tapo tokie retesni, bet tikiuosi žarnyno valymo programa padės. Rezultatu esu patenkinta. Labai ačiū organizatoriams už atsakymus į rūpimus klausimus, patarimus ir dėmesį. Tai galima taip pasakyti, kad merginos, kurios administruoja, reiškiasi, patį maratoną, tikrai seka klausimus ir merginos gali gauti tinkamų savo momentų ir klausimų, kuriuos užduoda, yra labai puikių atsakymų, kurie tiesiog yra, kai aš sakau, primename savo, kad iš tikrųjų, kodėl reikia taip daryti, o kodėl taip nedaryti, o ką reikia, ką aš gausiu naudingo to, jeigu taip darysiu. Ir va čia viskas susidėlioja. Tai, kai aš sakau, nėra stebuklingų dietų, yra maistas, kuriame yra suderinamumas, rotacija ir režimas, ir tame yra stebuklas. Ir aišku, mes kiekvieną dieną pateikiame mitybos planus, kuriuos į juos verta atkreipti dėmesį, ne tai, ką ten reikia, kad būtinai taip ir valgyti, bet mitybos planai yra kaip gairės, kur jūs, turėdamos namuose produktus, galite pasidaryti savo, reiškia, receptą. Ir kas yra labai paprasta, tai yra greitai gaminamas maistas. Tai mes turėjome mėnesį su koraliniu vandeniu, turėjome su riebalais, tai yra lecitinas, kuris ženkliai aktyvina tulžies išsiskyrimą ir stiprina nervų sistemą, o riebalai tai yra mūsų neuronų maistas ir mes turime antidepresantą riebalus. Todėl dingsta panikos atakos ir emocinis valgymas. Tai mes vartojome deguonį. Deguonis tai yra magnis, boras ir kalis. Ir mes žinome, kad jeigu mes gyvenam stresinį gyvenimą, tai mūsų organizmas sudegina magnį. Ir būtent kompozicijoje magnis, kalis ir boras yra formuojamas deguonis. Ir tai yra kita formulė, vandenilio gaunasi formulė. Todėl vartojant tokį produktą pradeda kvėpuoti smegenys, kvėpuoti organai, pradeda išsilaisvinti toksinai, atsiranda judrumas vakare, kada reikia eiti miegoti, o moteris sako, ką daryti, nežinau, sako, nenoriu miego, sako, noriu eiti tvarkytis, turiu, sako, jėgos. Tai va čia ir yra stebuklas, kada, kai sakyti, lengvinant organizmo toksinų šalinimą riebaluose ir vandenyje, yra tokie stulbinantis rezultatai. Na, ir kitas produktas yra fermentai.
Tai fermentai, tai yra amilazė, proteazė, lipazė, bromelainas. Yra visi fermentai, kurie jie dalyvauja maisto skaidyme, neužsibūna skrandyje maistas, žarnyne neužsipučia, nuima pilvo pūtimą, greičiau pasisavinami visi produktai geriami. Tai vat būtent šitie trys komponentai plus vanduo, jisai yra pagrindas mūsų kasdieninio sveikatos stiprinimo. Ir ją mes galime vartoti kiekvieną mėnesį. Ir jeigu jūs esate tam kelyje, kad vartojate šitą Coral Detox programą, taip jinai yra, ir jums dar liko papildų, todėl su džiaugsmu jums galiu pasakyti, labai gerai, jūs galėsite juos vartoti kartu su Parašilt programa. Ir būtent mūsų Parašilt programoje toliau yra produktai, kurie yra vanduo. Pirmas, tai yra vanduo, be jo mes neiname, mes kiekvieną dieną geriame protingą, išmintingą, greitą, su elementais, kurie atstato pH pusiausvyrą, reguliuoja kraujo pH, reguliuoja tiesiog irgi taip pat deguonies kiekį. Tai mes toliau vartojame vandenį ir mes turime produktus, kurie mūsų organizme detoksikuoja jau mikroorganizmus. Mes žinome, kad mūsų pasaulis yra pilnas visų mikroorganizmų. Ir mūsų organizme yra gerieji mikroorganizmai ir blogieji. Tai būtent šita programa yra skirta išsaugoti gerųjų mikroorganizmų, tai mikrofloros pusiausvyrą ir šalinti iš organizmo toksiškus parazitus, tie, kurie mūsų organizme naudoja mūsų resursus. Valgo mūsų maistą, geria mūsų vandenį ir dar plus jaučiasi kaip inkstas taukuose, kaip yra toks žodis, ir pradeda mūsų organizmą naudoti savo poreikiams. Tai būtent šita Parašilt programa, jinai sudaro sąlygas nepalankes toksiškiem mikroorganizmams ir tai įeina viena tokia augalas kaip varnalėšų šaknys. Tai varnalėšos jos yra labai lengvai veikia į mūsų žarnyną, nuima pilvo pūtimą, gerina virškinimą, padeda gerai mikroflorai išsilaikyti ir padeda jai natūraliai daugintis. Na, kitas produktas yra Parafait. Parafait tai yra turi 11 augalų, kurie yra visi nukreipti prieš parazitus. Žmonės dažnai galvoja, kad gersiu gvazdikėlį, arba gersiu ten česnako ekstraktą, arba gersiu ten juodo riešuto lapą. Taip, viskas yra gerai, bet kada yra vienoje pakuotėje, vienoj kapsulėje 11 augalų, tai yra žymiai sustiprinantis yra antiparazitinis efektas ir poveikis. Na, apie tai aš įdėjau jums į naudingą informaciją. Šiandien būtent labai daug video, ar 6 video apie paaiškinimą smulkiai apie šitos programos visą metodiką ir kodėl jinai reikalinga mums šiuo metu ją priimti ir pritaikyti. Tai pasiskaitysit, pasižiūrėsit ir galėsit skirti ten daugiau laiko. Ir įeina gerosios bakterijos superflora, tai yra lakto ir bifidom bakterijos, kurios taip pat padeda draugiškom bakterijom turėti pusiausvyrą. Ir įeina MSM, tai yra siera. Įsivaizduokit, MSM siera yra organinė ir siera jinai yra formuojama iš telkinių. Reiškiasi, yra gal jums teko būti kalnų šiltuose srovėse. Ir ten yra tokia temperatūra apie 30-40 laipsnių to vandens ir kvapas būna to vandens toks dvokiantis ir būtent ten iš to išsiskiria sieros komponentai. Ir žmonės tam vandenyje, reiškiasi, būna, priima tas vonias vadinamas ir pagerėja psoriazės nusiima efektas, palygėja oda ir mažėja visi alerginiai procesai odos. Tai vat būtent sierą naudojant mes
mažinam, reiškiasi, alerginės reakcijas, tai būtent siera blokuoja mikroorganizmų blogųjų parazitų maitinimosi receptorius. Ir jie paprasčiausiai negali paimti maisto ir tokiu būdu yra neutralizuojamas pats parazitas, o mūsų fermentai juos suardo. Todėl vartojant tokią programą nuo parazitų, ar ne, mes jų nematome. Mes realiai tik tai matome sumažėjusius simptomus. Tai pagerėja regėjimas, pagražėja oda, nusima alerginės reakcijos, pilvo pūtimai, pagerėja miegas, atsipalaiduoja kūnas ir mes turime geresnį virškinimą. Tai vat būtent mūsų tikslas yra, kad mūsų geresnę sveikatą, kurią mes gavome per pirmąjį mėnesį per Coral Detox programą, gilinti dar rezultatą su Parashield programa. Tai džiaugiuosi, kad jūs prisijungėte į antrą mėnesio etapą. Jeigu jūs, kas iš mūsų dar neįsigijote ir nenusipirkote, nepergyvenkite, bet nepamirškite, kad jums būtų labai naudinga prisidėti prie šio mėnesio ir jeigu jūs ten pavėluosite ar iki savaitės laiko, tai tuos papildus suvartosite su sekančia programa, kurią jūs galėsit. O jūs galėsite pagreitinti tą Parashield programos sugėrimą per 3 savaitės. Tai tikrai mes turime dar laiko ir jūs tikrai turėsite puikų rezultatą. Na, kas yra labai smagu, mūsų maratonai iš tikrųjų parodė stulbinantį rezultatą, mes jų jau pravedėm labai daug ir tai, kad efektas yra, mes ir išgirdome ir iš tikrųjų norim pasidžiaugti, labai dėkinga esu merginoms, kurios pasidalino rezultatu ir laukiame kitų merginų, kurios dar turi rezultatą, bet dar neatrado laiko pasidalinti savo rezultatais. Tai jūs laukiami visi į maratoną ir užpildykite tiesiog registracijos nuorodą ir jūs būsite pakviesti į Telegram uždarą grupę, kuriame yra stulbinančiai ir apsčiai daug informacijos ir labai daug įvairių patarimų. Tai laukiame jūsų, iki greito susitikimo.